Sveiki, mėlyjei. Mes šiaip jau laikome pinigų kartą pakankamai pozityvę. Tačiau ši laida bus ypatingai pozityvi. Ir jeigu jūs organiškai negalite ištverti teigiamų dalykų televizijos ekrane, galbūt geriau iš karto persijunkite kanalą. Nes šį vakarą kalbėsime apie geidžiamiausius lietuvių darbdavius ir kaip jais tapti, kaip gauti tokį statusą darbuotojo akyse. Kalbėsime apie aukštųjų technologijų rinkoje pasiektas lietuvių sėkmės ir apie tai, jog jas pakartoti gali ko ne kiekvienas. Ir kalbėsime apie kalėdinį gerumą ir jo kainą, ar įmatuojama tik litais, ar ir dar kažko. Na, pažiūrėkime, kaipgi čia viskas bus. Jau nuo pirmųjų gruodžio dienų pajuntame kalėdų kvapą. Gabrielė, kokie yra 3 dalykai, su kuo tau siejasi kalėdos? Grūstis parduotuvėse, kalėdinių dovanų galvosūkiai ir aguonų pieno kvapas. O tau? O man turbūt visų pirma su iki išprotėjimo per radijo ir televizijos kanalus besisukančiomis dainomis Last Christmas ir Jingle Bells. Na štai, kaip tik ir vėl jie groja. Antras dalykas – šventinės vitrinos atsispindinčios šlapiame šaligatvyje. Ir trečias dalykas – ta masyvi gerumo banga, kuri prasideda lapkričio viduryje. Ir man kyla klausimas, ar gali būti budintis gerumas, tai yra, kuris įsijungia mumyse lapkričio viduryje, mes aukojamės, dalyvaujame įvairiose labdaros akcijose iki sausio pradžios, tada užrakinam savo gerumą spintoje ir paliekam jį ten gulėti iki kitų švenčių. Na, iš pirmo žvilgsnio lyg ir taip, tačiau yra projektų, kurie skatina būti gerais visus metus. Tačiau kyla kitas klausimas, kaip išmatuoti tą gerumą. Ar tai, kad tu paaukoji kelis litus televizijos labdaros maratono metu, jau yra kažkoks geras tavo darbas, ar reikia didesnių pastangų? Ir ar gali būti žmogus geras, o kitas dar geresnis? Kaip tą palyginti? Juk negali lyginti vien tik tai suaukotų litų skaičių. Žinoma, ne, gerumas gali būti ir nematerialus. Kartais skirtas tam tikras laikas yra kur kas vertingesnis už paaukotus 10 litų ar atiduotą seną paltą. Tad pirmąją paskutiniojo metų mėnesio dieną pinigų kartoje ir pakalbėkime apie gerumą ir apie jo kainą. Nors dar sniego nėra, miestuose neįsižiebė eglutės ir dauguma žmonių dar nepradėjo galvoti apie kalėdines dovanas, Vilniaus miestą užplūdo keliasdešimt kalėdų senelių. Tokiais kostiumais nepelno siekiančios organizacijos Aukok LT savanoriai lapkritį pasirodydavo Vilniuje. Taip žmonės buvo raginami būti geri ir padėti likimo nuskriaustiesiems ne tik prieš kalėdas, bet ir visus metus. Tiesiog, man atrodo, visi mes esame įpratę kažkaip prisiminti, būtent per kalėdas, kad reikia būti geriems ir kad reikia kažkam tai paaukoti. Ir gal būtent dėl to mes švęsdami savo 3 gimtadienį vykdome tokią akciją, būk geras visus metus, tiesiog primindami žmonėms, kad aukoti galima nebūtinai per kalėdas. Ne tik tai galima, bet ir reikia skatinti, tiesiog prisiminti, kad galima paaukoti visus metus. Akcijos Būk geras visus metus idėja organizatoriams kilo apžvelgus aukojimo statistiką. Beveik trečdalis per metus surenkamos sumos paaukojama būtent prieš kalėdas. Kad žmonės dosnesni šventiniu laikotarpiu patvirtina ir specialistai. Kalėdinis laikotarpis, kadangi tai yra tokia šventė, kurią švenčia visi, kalbos nėra, kad veikia žmonės. Kalėdos yra susijusios su tom, kad mes norim padaryti džiaugsmą savo artimiems žmonėms, savo šeimos nariams, savo draugams. Iš kitos pusės, neretai padidėja taip vadinamas altruizmas, reiškia, toks akstinas pagelbėti kitiems, pasirūpinti ir kitų žmonių gerovę. Ir dėl to neretai per kalėdas yra prisiminami tie, kuriems galbūt yra sunkiau. Svetainėje Aukok LT per keliasdešimt organizacijų ir projektų, kuriems galima aukoti. Per 2011 metus 51 organizacijai paaukota beveik 1 milijonas litų. Pusė sumos gauta iš įmonių, kita pusė iš fizinių asmenų. Didžiausio aukotojų palankumo susilaukia vaikams skirti projektai. Antri pagal aukojamos sumos dydį beglobių gyvūnų organizacijos. Žmonės labiau yra linkę aukoti tokiuose situacijose, kurias jie vertina kaip iš tikrųjų vertas pagalbos. Jeigu tam tikra situacija yra vertinama, kad tai yra gal tingėjimo, aplaidumo ar amoralumo išdava, tai tokiuose situacijose tikrai yra aukojama mažiau. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, pavyzdžiui, jeigu reikėtų aukoti padedant narkotikų vartotojams, tai bent jau man regis lietuvių tarpe norinčiau, kad atsirastų mažiau. Tuo tarpu, kai yra aukojama vaikams, sergantiems vaikams, pavyzdžiui,
Tai iš tikrųjų tai yra tokia labai jautri vieta ir didesnė dalis žmonių iš tikrųjų atveria ten savo pinigines. Aukojimas neturėtų būti vien piniginė perlaida. Aukotojus organizacijų atstovai kviečia peržvelgti jų ataskaitas, pasidomėti, kam ir kokiais tikslais paaukoti pinigai išleidžiami, ar visa jų dalis atitenka aukojimui organizacijai ar projektui. Svarbus mūsų principas tai atskaitomybė. Su visom organizacijom yra pasirašomas ganėtinai griežtos sutartis ir kiekviena organizacija jau gavusi pinigus, jau įgyvendinusi tą projektą, patenkinusi tą poreikį, atsiskaito aukotojams už tos aukotus pinigus. Už kiekvieną litą jie turi atsiskaityti. Tai siekiame, kad ir pačios organizacijos įprastų, kad gavai pinigus, tai būk mielas ir atsiskaityk.